Sveiki, atvarėm į Kretingos miesto ledų šventę, bet šiais metais... Tai mes pradedam savo reportažą iš garšaus miesto Kretingos. Ir šiandien čia yra ledų Kretingos šventė, kurią atvažiavo žmonės iš visos Lietuvos. Žmonės kiekvienais metais... Atsiprašau, kaip įsikūrėt jūs čia Kretingoj? Nu tai gražus miestas, saka, ne gražus. O sakykit, pirmą kartą Kretingoj? Kretingoj? Čia Kėdainiai, ne Kretinga. Filmuojam apie jūsų nuostabų miestą Kretingą. Kaip jums? Kretinga, Kėdainiai. Nu taip. Tai sakykit, ar dažnai prie jūros būnat? Prie jūros, jo, Ir kaip? Nes čia kiek čia kilometrų? 200. Nuo Kretingos iki jūros. Iki... Nuo Kretingos iki jūros 200. Jūs. Ne, Nu jo, Kalnapilės. Grynai Kretingoj toks pats yra. Blemba. Kėdainiai čia, ne Kretinga. Jo, nu, bet ir tinka ir Kretinga iš esmės. Netinka. Čia yra Kėdainiai. Čia, Kretinga. Nu taip, čia Kretinga. Čia Kėdainiai. Kokie Kėdainiai jums? Nu kokie Kėdainiai? Kokie Kėdainiai? Pažiūrėkit, kokie Kėdainiai. Kretinga čia yra. Mes buvom važiavėm reportažą filmuoti Kretingą, tai atvažiavom Kretingą. Nu baikit, jūs juokaujat. Čia ne Kretinga. Kretinga. Kėdainiai. Kretinga. Kretinga tai Žemaitija. Didelis tas Kretingos senamiestis. Sveiki, kretingiškai, malonu. Nuo 1483 metų Kėdainiai ir Kretinga buvo vienas miestas ir atsijungė tik 1920 metais, kai mirė Napoleonas. Bet ar žinote, kaip atsirado miestas Kėdainiai? Buvo toks kunigaikštis Gediminas ir jisai ant kalno pamatė miegantį auksinę liūtą ir įkūrė šitą miestą. Žodžiu, Kėdainis, ne Kretinga. Nu jo. Teisingai, taip. Nu tai gerai, tada čia žinosiu šitą legendą. Ir žinot, dabar yra toks, kažkoks kvailas stereotipas, pavyzdžiui, Vilniuje, kad žmonės provincijoje jie kažkom yra, atsilykę, kažko nesupranta, vėliau viskas daeina. Tai aš su tom visai nesutinku ir turiu klausimą jums. Ar jūsų mieste jau yra priimta krikščionybė? Bet komgi dar garsėja Kėdainiai ir Kėdainių rajonas bei buvusi Kėdainių kunigaikštystė? O štai yra seniausia Lietuvos stotelė, kuri yra pastatyta 1237 metais ir ją pastatė kunigaikštis Gediminas. O atrestauruota jį prieš porą metų, kai miestas gavo, reikėjo viską sugadinti tau, jo? O štai yra seniausia Lietuvos stotelė. Kur tu važiuoji? Ta prasme, mums reportažas yra, alio, kurie yra pastatyta 1000, ir tu, kur važiuojat, nematotgi kad. Reikėjo mums visą reportažą sugadinti, taip? Kai Kėdainiai gavo ES dotacijas ir konkursą laimėjo mero sūnaus statybos įmonė. Ar didžiuojate savo seniausią Lietuvos stotelę Kėdainių, į kurią atvažiuoja iš visos Lietuvos žmonės? Girdėjot kažką apie jūsų seniausią stotelę? O kaip ne? Nes telefonuose sėdit ir nieko nežinot jaunimas dabar. Ir iš visos Lietuvos žmonės atvažiuoja pažiūrėti jūsų stotelę. Įdomu klausimą uždavėt gerą. Įdomu girdėti, labai malonu, aš kėdainietis. Taip. Labai gerbiu savo miestą, švarą. Patogiai sėdėsi. Gerai. Nes geriausia stotelė. Liuks. Taip pat Kėdainiuose yra unikalus 15 amžiaus statybos iki taramatas. Jis, aišku, yra atrestauruotas, bet vis tiek labai unikalus. Jūs praeikit, mes čia darom, žinot, kad čia seniausias Lietuvos taramatas? Taip. Matot? Ir svarbu, kad miesto gyventojai apie tai žino ir didžiuojasi to, taip? Pats švariausias miestas Lietuvoje pripažintas. Tarp kitko, jo. Gal dar pasikalbam? Garsusis Harry Poteris taip pat kyla iš Kėdainių. Nors aišku, britai neigs ir pasakos savo pasakos, bet mes žinome, kad Haris Poteris yra kėdainiškis. O čia yra legendinė šviesioji gimnazija, kur žmonės mokosi šviesosios magijos. Tamsioji gimnazija kitoj pusėje. Ten jau Voldemortas ir visi kiti veikėjai. Praeikit, prašau. Ne, eikit.
Eikit. Ačiū jums labai. Jūs, prašau. Aš prašau. Neskubat. Tai galim pastovėti. Labą dieną. Prisijungsit? Ačiū, ne. A mes čia stovim jaukiai. Ir Kėdainiuose kiekvienais metais vyksta ledų šventė, kai iš sraigtasparnio mėtomi ledai. Šią šventę organizuoja OAB Vikonda, kuri nepriklauso Viktorui Uspaskichui. Ir šis ledų mėtymas jokiais būdais nepapirkinėja rinkėjus prieš rinkimus. Tiesiog kiekvienas iš mūsų šeštadieniais mėgstam pamėtyti ledus iš sraigtasparnio. Jūs nematėt sraigtasparnio dar? Nu. Tai jau 5 minutės po, vėluoja. Nors įdomu, iš kurios pusės jis pakilda. Jis taip... Iš kurios pusės jis... O klausimas yra, aš pas nežinau. Jūs gal žinot, kur sraigtasparnis? Kai mėto ledus, kuponus, vietiniai, kretingiškiai daro va taip ir, žinot ką? Ir aukštinkojam, kad daugiau pririnkti ledų. Jūs irgi šiais metais bandysite taip daryti. Čia vadinasi, kaip čia, inovacijos ir labai geras pastabumas. Tai aš noriu jūs su taim pasveikinti. Labai smagu, kad jūs... Dėkui. Ačiū labai, blemba. Jau girdit? O, ledai! Mes čia! Ledai! Domai! Vat! 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 Va, gavau! Aš gavau! Aš gavau! Duok 5. Jo, bro! Duok 5 dar. Jo! Maladės, dar kartą. Jo! O, žiūrėk! Va! Va! Skrenda! 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 Gaunam! Tuoj! Tuoj! Va! Viktorai! Viktorai, mesk čia! Va! Va! Į gatvę! Greičiau, Domai! 3! Aš 3 turiu! 3! 3! Yes! 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 4! 4 žetonai! 4 ledai! Ledai! Čia ledai! Ledai! Oho! O kodėl ne ant vandens? Mes gavome 4 ledų kuponus, bet ant jų užrašytas skaičius 3. Todėl 4 × 3 – 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aš einu, kad prabalsuotų už darbo partiją, duosiu biškį. Balsuokit už darbo partiją. Balsuosit už darbo partiją? Aišku. Ačiū. Ačiū labai už Viktorą. Balsuojam už darbo partiją. Jūs negalit balsuoti, tai jums ledų neduosiu. Labai atsiprašau. Balsuosit už darbo partiją? Ačiū labai. Balsuosit už darbo partiją? Bet balsuosit, taip. Jūs balsuosit už darbo partiją? Prašau. Bemba, vaikui negaliu duoti, nes jisai neturi balso teisės. Balsuosit už darbo partiją? Ne, atsakykit tiksliai, jeigu tikrai balsuosit. Tikrai. Gerai. Tai balsuosit už darbo partiją? Aišku. Nu tai aš jums neduosiu, nes ir taip balsuosit. Ačiū, kad žiūrėjote. Visi personažai šitame video yra išgalvoti arba yra aktoriai. Ačiū. Konta, klausom. Mes apkeitėm žetonus į ledus ir, žodžiu, taip gavosi, kad šiandien atėjau į mašiną, nes padėjau ledus ir, žodžiu, jie ištirpo. Ar galima apkeisti naujus? Oi, negalėčiau atsakyti klausimą, toj pakviesiu atsakingą. Gerai? Toj. Taip.